Labas vakaras. Ką tik kapščiausi po internetą, po e-mailus, po jūsų elektroninius laiškus, kuriuos atsiuntėt. Ir žinot, kokią išvadą padariau, aš labai trumpam. Žodžiu, padariau tokią išvadą, kad labai ačiū tom, kurios parašė, ką valgė, atliko namų darbus, tom, kurios parašė, kiek sveriat ir kiek norit svert, viskas labai faina, bet labai nemažai iš jūsų parašė tokį klausimą, kiek per pirmas atėjus ilgąją programą, kiek per pirmus tos kelis mėnesius galima numesti svorį. Žinot, kaip aš jums pasakysiu, iš esmės prognozuoti galima, mes laiksime laiko įkeliam lenteles, maždaug kiek per tą laiką žmonės numeta. Žinot, kur mano asmeniškai tikslas yra neišmokyti, neprognozuoti, kad jūs numeskit, sulėknėkit, paskui turėkim vėl grįžimą, tą vadinamą supynės, kada tai sulėknėjom, tai sustorėjom. Mano tikslas, ir aš įstikinus mano komandos mergaičių tikslas yra jūs išmokyti per tuos 4,5 mėnesio valgyti normaliai, ramiai, be streso, be baimės suvalgyti naujienėlės gabaliuką, be visų tų dalykų, kad jūs, aš mėgdavau sakyti taip, kad jūs gautumėt įrankius, tai yra peilį, šakutę, šaukštą ir šaukštelį, su kuriais jūs galite gyventi likusį gyvenimą. Tai dabar klausimas, aišku, aš pati žinau, kaip smalsu sužinoti, kiek maždaug galiu numesti ir kiek aš čia numesiu ir kaip man pavyks, bet iš kitos pusės, jeigu jūs klaustumėt mano tikslo, tai mano tikslas yra ne tas, kad jūs numestumėt 5 ar 7. Mano tikslas yra jums galvoj pasėti tokią mintį, kad organizmas tai priimtų, kad jūsų kūnas tai priimtų, kaip tiesiog kasdienybė, tai faina, svoris krinta, aš moku gyventi, tai nereiškia, kad aš niekada nesuvalgysiu duonos ar vaisių, bet tiesiog aš žinau, ką daryti, jeigu aš apsivalgysiu. Tai tos, kurios tam man prirašėt, kad kiek to svorio ir taip toliau, konkretaus atsakymą aš jums tikrai negaliu pasakyti. Tiesiog taip negaliu prognozuoti, bet faktas tas, kad jūs jeigu pasiknaisiosit, aš sakau, ten mūsų profilyje, tai jūs rasit tų lentelių ne vieną ar ne 2, kiek maždaug numeta, kad jums būtų ramiau tiesiog. Iki greito susitikimo pirmadienį.